Sveiki, tokią nuostabią Švento Valentino dieną. Šiandieną lankomės Romoje ir istorija būtent apie Šventąjį Valentiną ir prisiminkime, kas jis toks iš tikrųjų buvo. Taigi esame prie Šventos Marijos bazilikos Kasmedinė ir šiandienos istorija yra būtent apie Šventąjį Valentiną. Ir tik besidomint apie Šventą Valentiną, kas jis toks iš tikrųjų buvo. Būtent šią bažnyčią norėjau aplankyti, baziliką, kuri yra priešais mane. Ir joje yra Švento Valentino kaulai. Tad eikime pažiūrėti, kaip čia būtent jie atrodo. Nors sakoma, kad Paryžius yra įsimylėjėlių miestas, bet Roma turbūt antra po Paryžiaus. Irgi puikiai tinkanti meilės dienai. Einam į Šventos Marijos baziliką Kasmedinę, pažiūrėti, kaip atrodo kaulai Švento Valentino. Į bažnyčią galima užeiti nemokamai. Ir šitą bažnyčią iš tikrųjų neleido mums filmuoti ir atėjo ir pasakė, kad čia negalima filmuoti, reikia iš Vatikano kažkokį leidimą gauti. Tai aš tik su telefonu kažkiek pafilmavau tiek. Ir Šventos Marijos bazilika Kasmedinė iš tikrųjų yra žinoma ne dėl Švento Valentino palaikų, kurie čia yra laikomi, bet dėl šitos burnos, kuri yra vadinasi Tiesos burna. Kažkokiam senam filme dar yra ją rodę. Tai čia tokia žinomesnė vieta. Bažnyčia būtent dėl šios vietos labiau žinomesnė yra. Dėl šitos burnos, kur čia visi ateina, ją paliečia. Ją palietus, įkišus ranką į burną. Nežinau, ar noras įsipildo, ar kažkas ten geriau būna. Turbūt daugelis iš mūsų šiandieną žino apie Šventojo Valentino dieną ir bent kažkiek yra apie jį girdėję. Kad jis buvęs kunigas ir slaptai sutuokdavęs poras. Vis dėlto realybėje istorija nėra tokia visiškai aiški. Pagal vieną legendą 3 amžiuje tuometinis Romos imperatorius Klaudijus II buvo išleidęs įsakymą kariams draudžiantį tuoktis. Tuo jis siekė, kad kuo daugiau vyrų eitų kariauti ir gintų imperiją nuo išorinės agresijos ir vidinės netvarkos. Imperatorius manė, kad vedę vyrai yra emociškai labiau prisirišę prie savo šeimų, todėl negali būti geri kariai. Tad vyskupas Valentinas slapta sutuokdavęs poras. Klaudijus II išgirdęs apie tokį Valentino elgesį, jį suėmė ir uždarė į kalėjimą, kur vasario 14 dieną Valentinui buvo įvykdyta mirties bausmė ir po kurio laiko jis buvo paskelbtas šventuoju. Dar viena legenda byloja, kad jis buvęs kunigas ir gydytojas. Buvo kalinamas kalėjime už tai, kad bandė Romos gyventojus atversti į krikščionybę. Išgydė kalėjimo prižiūrėtojo Astrijaus aklą dukterį ir prieš mirtį laiške jai pasirašė kaip tavo Valentinas. Realybėje istorinių dokumentų susijusių su Šventuoju Valentinu yra labai mažai. Yra žinoma, kad 3 amžiuje mažiausiai 2 Valentinai gyveno Italijoje ir abu mirė 3 amžiaus pabaigoje. Panašu, kad jų abiejų istorija laikui bėgant susipynė į vieną ir įvairios detalės, įvykiai, būti ar nebūti, vis būdavo pritempiami ir kuriamos istorijos apie Šventąjį Valentiną. Manoma, kad tradicija vasario 14 dieną švęsti Valentino dieną susiklostė vietoje senovės romėnų šventės Lupercalijų. Tai buvo senovės romėnų piemenų šventė, kurią švęsdavo vasario 14 arba 15 dienomis piemenų globėjo Fauno garbei. Pagal to metų kalendorių vasaris buvo pavasario pradžia, o Lupercalijos pavasario ir meilės šventė. Senovės Romoje jaunų vaikinų ir merginų gyvenimas buvo griežtai atskirtas, tačiau šios šventės metu senas paprotys leido susipažinti ir susidraugauti poroms. Tikėta, kad per šventę atliekamos apeigos skatina žemės, žmonių ir gyvulių vaisingumą.
496 metais šią šventę uždraudė popiežius Gazelijus I. Tuo metu krikščionybė jau buvo įsitvirtinusi ir bažnyčia nepritarė tokiams šventėms. Jis stengiasi panaikinti šią pagonišką šventę, pakeisdama ją 3 amžiuje gyvenusio Valentino švente. Taip pat manoma, kad Valentino dieną išplisti galėjo turėti įtakos 14 amžiaus anglo rašytojo Geoffrey Chaucer alegorinė poema Paukščių parlamentas, kurią jis parašė apie 1382 metus. Rašoma, kad tą dieną paukščiai pradeda ieškotis poros. Šventasis Valentinas yra ne tik įsimylėjėlių, bet ir bitininkų, epileptikų, marų sergančiųjų globėjas. Nepaisant visko, nuo 1969 metų Švento Valentino diena buvo pašalinta iš katalikų švenčių kalendoriaus, tačiau nežiūrint į tai, išpopuliarėjo visame pasaulyje. Lietuvoje ši šventė švenčiama tik po nepriklausomybės atgavimo nuo 1990 metų. Kai kurie istorikai mano, kad panašiai šventė senovės lietuvių kultūroje buvo gegužės 13 diena, meilės deivės Mildos diena. Ir įdomu tai, kad Romoje, Kasmedino švenčiausios mergelės Marijos bazilikoje, kurioje ir lankome šiandieną, saugomos relikvijos, tai yra kaukolė, nėra vienintelė vieta, kuri turi Švento Valentino relikvijų. Yra žinoma mažiausiai kaip 10 vietų visame pasaulyje, kuriuose teigiama, kad yra saugomas Švento Valentino relikvijos. Nors Valentinas mirė 3 amžiuje, tik daugiau kaip po 1000 metų, maždaug 18 amžiuje, šios relikvijos pradėjo sklisti pasaulyje. Tad kartais Valentino relikvijos gali kelti ir abejonių. Žinoma, kaulus galima padalinti į 100 dalių ir taip paskleisti šias relikvijas po pasaulį. Kasmedino švenčiausios mergelės Marijos bazilikoje saugoma kaukolė yra turbūt viena labiausiai atpažįstamų relikvijų, kuri primena, kad prieš 1700 metų buvo nukirsta jo galva. Maždaug už 100 km yra Ternio miestas, kuris turi titulą kaip Šventojo Valentino gimtinė, kurioje yra San Valentino bazilika, kurioje taip pat galime pamatyti vietą, kur yra laikomos šventojo relikvijos. Bazilika pastatyta ant senovės kapinių, kuriuose buvo ir palaidotas Šventasis Valentinas. Pagal legendą po Valentino mirties vasario 14 dieną jis buvo palaidotas Romoje, bet po kelių dienų jo mokiniai perkelė kūną į jo gimtinę Ternio mieste, kuris buvo ir perlaidotas. Jo garbei buvo pastatyta San Valentino bazilika. Daugiau kaip po 1000 metų, apie 1600 metus, buvo atrasti jo palaikai. Jis buvo rastas švininėje dėžėje ir atpažintas iš to, kad jo galva buvo padėta šalia kūno. O kaip žinia, Šventasis Valentinas mirė nukirsdinus jo galvą. Baigus statyti baziliką, jo palaikai buvo patalpinti prabangiame sarkofage. Dar viena vieta, kur galime rasti Šventojo Valentino relikvijų, yra Dubline, Airijoje, Karmelitų bažnyčioje. Kaip teigiama, pamokslininkas vardu Džonas Pratas 1835 metais buvo išvykęs į Romą, kur popiežius Grigalijus XVI padovanojo Šventojo Valentino palaikus medinėje dėžėje ir jo kraujo buteliuką, kurie į Airiją atvyko 1836 metais. Ir nuo to laiko jos iki šiol yra laikomos čia. Dar viena vieta, kurioje taip pat yra Šventojo Valentino relikvijų, yra Ispanijoje, Madride, San Antono bažnyčioje. Kaip teigiama, šios relikvijos į Ispaniją atkeliavo 18 amžiuje, kaip dovana karaliui Karlui IV ir iki 1984 metų relikvijos buvo saugomos nuo viešumos, kol jos buvo patalpintos į šią stiklinę urną. Taip pat Šventojo Valentino relikviją, nors ir mažą, jos dalelytę galima pamatyti ir Lenkijoje, Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje Helme, kur sidabrinėme relikvijoriume yra saugomas šventojo kaukolės fragmentas. O Škotijoje Glasgow mieste palaimintojo Švento Jono Dunso Skoto bažnyčioje taip pat galime pamatyti dėžę, kur yra saugoma Šventojo Valentino relikvijos, jeigu konkrečiau tai jo dilbio kaulai. Pasakojama, kad 1868 metais turtinga prancūzų šeima paaukojo pranciškonų bažnyčiai mažą medinę dėžutę su užrašu Corpus Valentini Martyris arba Šventojo Valentino kūnas, kur ji daugiau nei 100 metį išbuvo Švento Pranciškaus bažnyčioje, o nuo 1999 metų relikvijos buvo perkeltos į jau dabartinę vietą.
Birmingemo oratorijoje, Anglijoje taip pat galima atrasti vietą, kur yra saugomi Švento Valentino palaikai. The body of St. Valentine, which we have preserved under the altar of St. Athanasius, is a very interesting historical relic. Prancūzijoje Requamoro bažnyčioje irgi yra saugomas Švento Valentino relikvijos. XIX amžiaus 6-ame dešimtmetyje pietų Prancūzijos vynuogynus nusiaubė vabzdžiai. Jie pridarė tiek žalos, kad tai buvo praminta didžiuoju prancūziško vyno maru. Siekdamas dieviško įsikišimo, kad būtų sustabdytas maras, vietinis žemių savininkas, kaip manoma vyno entuziastas, išvyko į Romą. Ir 1868 metais parsivežė šventojo relikvijas, kurias jam padovanojo popiežius Pijus IX, kurios šiuo metu yra saugomos po Valentino atvaizdo figūra. Taip pat Jungtinės Amerikos valstijose irgi yra vieta, kur saugomas Švento Valentino relikvijos. Florisante, Misūrio valstijoje, senojoje Švento Ferdinando šventovėje, kur stiklinėme sarkofage yra vaškinė Šventojo Valentino figūra, po kuria yra dalis Valentino palaikų. Nors pasaulyje yra ir daugiau šio šventojo relikvijų vietų, Lietuva taip pat gali pasigirti, kad turi Šventojo Valentino relikviją. Ji yra saugoma Druskininkų bažnyčioje, kaip teigiama, tai yra mažas šventojo kaulelis. Druskininkų bažnyčioje Švento Valentino relikvijoje nuo vasario 1 dienos iki 17 dienos išstatysime viešam pagerbimui. Tai tiek šiam kartui ir gražios ir aistringos meilės dienos. Susimatysime kitą kartą. Iki.